Sveiki visi! Mes su Ivariūne ir nepatikėsit po ko, po ungurių. Ir spėkit, ką dabar darom. Atgaudėm ungurių, gerai atgaudėm ungurių. O dabar varom tinčas vėl su medučiu. Ir varom, kur varom? Ant linų. Tai dabar nuo vienos tokios gražios upės riedam į Aivaro, žodžiu, aš šiandien pas jį svečiuose riedam į jo kažkur vaikystės vietą ant liniuko pasidėti. Ir ungurių pagavom, ir šapalą Ivariūne pagavo. Tai dabar lėksim lyną ant linų. Pirmas važiuoja. Pirmas. Taip gražiai. Pirmas geras, bet geras. Jau širdelė kulnuose buvo. Va, važiuoja, gerai, gal. Jau bus čia lynas. Tai ką tu, Vyrutį, sakiau, kad lynas? Ką tu, Vyrutį, sakiau, kad lynas važiuoja? Neduok, Ivariūne, neduok. Tai čia jau. Tai čia geras. Pirmas į žoles ir po lyno. Gali pakišti graibštą, toliau. Gali nesikeikti ir privaryti jį arčiau, kuris yra. Čia paėmėm visi ar ne? Manau, kad ne. Gerai, paėmėm. Kilogramas, bernas, matot pas berną, hebra, į pelekus, tuoj pagausim jo mamytę ir pažiūrėkit pas berniuką, matot kokie pelekai. Ir kol Ivariūnė ieško tinkliuko, aš jums papasakosiu, kaip atskirti lyną, ne? Matot va čia va, tokie va platus dideli pelekai, čia yra patinas. O žodžiu, kur mažiukai būna, yra patelė. Ir jeigu va tai būna, kad, pavyzdžiui, jūs ėmat žuvį rūkyt ir pagavo daug, tai galit paselekcionuoti, ne? Mamytės palikti. Kažkur buvo kuliuką, buvo atnešęs graibštų tikrai, bet po kairę pusę, va. Atsiprašau, už nesklandumus. Tai galite, kaip sakiau, į bernus rūkyt, o mamas paleisti, jeigu daugiau turite, ne? Tai nebėgiau apie tą patelę patinas. Kai aš buvau vaikas, mažiukas, ne? Tai aš visada galvojau, kad karvė su arkliu, nu, vyras ir žmona, katinas su šuniu, žodžiu, ten, žinai. Ir įsivaizduokit, koks man šokas buvo, žinai, galvau, kai kentauras per multikas, tai kad žmogus arklį atšpokina, nu, žodžiu. Ir įsivaizduokit, koks man šokas buvo 11 klasiai, kai supratau, kad taip nėra. Tai žodžiu, taip ir su žuvim. O dabar įsivaizduojat, žuvis atskiriu, kur patinas, kur ne patinas. Pirmas video po šiaurės grįžęs, matot, kokią gražią raižą jau užsiauginęs. Aš žvėjau daug, bet nejungiau kameros, nes prifilmavau tenai Suomijoje visą serialą ir taip įgryso tas filmavimas, tos kameros dar, kad tai norėjau dėl savęs pažuvau. Tai su Marčium buvom, tai su vienu draugu, su Gintuku pagaudėm, dabar va su Ivariūne taip gavos, kad susitikom, žodžiu. Norit pagausim dar žuvį, labai graži vieta, tikrai fantastiška vieta, ant soliuko, ryte sėdėm, žuvis rausė, aš jums tuoj parodysiu. A jūs matot, kas ten daros? Verda ten viskas verda, bet pirmą žuvį labai ilgai kankinom. Iš tikrųjų, valandą gal laiko vyrė vaikščia, čia tikrai ne viena žuvis, čia jos masiškai. Bet kipt va, kol išprašėm. Nu, tuoj darom dašerimą standartiškai ir imsim dar vieną, tikrai imsim. O, važiuojam, vyrukai, važiuojam. Mažiukas, ne mažiukas, geras. Oi, neik ten. Graibšta vyras. O taip, va.
kaip sugraužti ir dvies. Ačiū. Mažiukas, sakiau mažiukas, bet kas gerai, chebrytė. Matot, kas čia? Patelė. Matot pelekus? Kuo skirias patinas ir patelė. O. Prašau. Ačiū, Aivarai, kad pasikvietei mane. Kaime kažkas tūsina. Biškiau žiapsojau. Oi, kaip giliai gavo. Gerai, ieškom labai gero daikto atkabeklio. Geras gabalas groja, galėtų garsiau. Bliamba, kirst. Geras. Patiko. Biški geriau net už lyną. A karpių yra šitame ežere? Yra. Leistų ar tuose saniukų? Leistėlė. Kas per mata karpiai žuvinti? Katina telkinius. Iškvėda per toli. Jo. O taip. Tai aš galiu susiviniuoti. Ir ant to bailiuko? Ir dar pabandėjai kokį 5 karpis? Ar karpis? Kolega? Išties, gerai. Neina kažkaip jo įvaryti jį. Lūžta tavo tiltukas dėdėse. Nepaimu, nu. Tai ką man daryti? Jau, tu sportininkas, plūdinės, žuklės, meškerė. Ką turim? Gražuolę turim. Ir parodyk moną. Ko drebi? Ant boiliaus? Buvo, koksai gražuolis ir įvarių neburt pradėjo. Pažiūrėkit, ką čia padarė, kai kavą gėrėm. Ant boiliuko, aš sakiau, eik, tu nevalgo mėsos, ten savo boilių nepagausit. Prašom komentarą. O įvariūnė žino slaptą ginklą. Štai sudirbo Ringert builiukas. Rožinės spalvos. Viską bandėm, visokias spalvas. Ir va, paskutinis kol kas sudirbo. Pabandysim, ar pasikartos. 2-1. Įvariūnės naudai. 2-1 pralaiminėjo. Vasara. Vasara, aišku. Čia ta vieta tokia gan palaikoma. Paberė, dzetską sakė. Pagaut vidurvasarį. Dar skaitos vidurvasaris. 2-3 lynus per žvybą yra normalu. Nes geriausi laikai, kada iki neršto jie kybo būriais, jau praėjo. Ką aš pamiršau padaryti, chebrytė? Kur mano ščiočikas? Va. Šį sezoną aš pagavau vieną dabar. Tai 40. Labai silpnas sezonas, bet beveik negaudžiau. Ir gerų žuklių nebuvo, nes kada buvo geras žuklės, aš buvau Laplandijos regione. Dabar ateis tarpas. Ateis vėl geras tarpas. Tai rugpjūčio vidurys, link rugsėjo galo. Vėl jie pasibūriuos, vėl aktyviai prie žiemą maitinsis. Dabar vidurvasarį mes irgi va čia, lapai čepsi, daug vabalų, daug vėžiagyvių. Nu, jie tokie po neršto pasibarsto, dideli, aplamai pavieniai tie linai.
ir jie turi daug maisto, tikrai daug maisto turi, bet to ateis laikas dar nepilnas mėnesiukas, 3 savaitės to maisto apmažės, jau ir žolė pradės pūt po truputį ir jie jaus, kad ateina žiema ir vėl jie norės primuštą pilvą, nes jiem reikia žiemą pamiegoti. Ir vėl bus geri laikai, bus galima gaudyti daug žuvų. Tik užsiimti reikia. Tai va, o mes visai smagiai. Aš toks nemiegojęs, biškį apdusęs. Reikia. Va, įvairių kavutę geria. Eisim blynų, bulvinių. Žodžiu, procesas vyksta. Ir paėję. Ešeriukas. Bet tai pati pradžia, tai... Ešeriukas. Ką šiandien daros? Man su tais ešeriukais. Čia ženklas, reikia važiuoti lampačių gaudyti. Ne. Čia lynas? Oi, tu čia bus geras, grūt. Ba, matysi, bus geras. Nedidelis? Atrodė, kad baisus. Nu, kur tu? Pala, gal išeis, neplėšk. Gal jau čia nėra nieko? Duok išeis. Aaaa! Faina tau. Negerai vis taip bus. Čia jau ne vienujukas, čia ne vėjukas. Čia batas, eik, tu skodas. Eik, tu buvo, nu įkalės. Kaip neina, ir audra ateina. Tuoj tepsim slydę, žinau, pažiūrėk, su vėjeliu. Nu gaila žiauriai. 2 dabar. 3 ištraukiam ir abu po vieną sužioplinom būna. Ir šiandien turbūt neima, nes ateina audrelė. O, raudelė. 100%. Taip gražiai rausia. O man kimba. Jau nuleidau, eik tu. Bet tai čia davė vaizdą. Hebra, 3 ištraukiam, 3 nuleidom. Ar čia plyšo, ar nesuprantu, kas čia yra. Tai buvo geras skodas. Skodas, su viskuo, bet tai kai rovė. Ir matei, ką aš tau sakiau apie to gaidžio pavadžius? Vidury trūko. Ne prie mazgo, vidury pavadžio. Šitas, nežinau. Mes paskutinį pašarą, viso varom namo. Su bloga gaida. Aš piktas. Ai, tu. Bet tai ko gerumo išėjo žuvis. Čia gal karpis, ja? Nu tai taip, ėjo, čia kosmosas. Bet tai iš karto taip būko, ne? Nu. Arba labai didelis, kurie bus. Rankelės dreba. Po 8:30. 3 žuvį nuleidom. 6, 3. 3 žodžiu, dabar reikia kažką dagalvot. Arba mes, arba jie. Dabar iki vienos žuvies, iki vieno kibimo kalam. Davai. Jau man patiko, davai. O, taip. O, žiūrėk, man kaip veda. Ir tau veda, ir man veda. Bet man tai raudė. Raudė, nu kirskis jas. O, raudė kokia. Raudė su raudonėm akim, ja. A, nebus karusėlis? Ne, raudė. Raudė? Ai, tai net netrauksiu. O čia tai raudė. O čia tai grožis. Pažiūrėkit. Nu. Žiežula. Blogas ženklas. O. Nespėjam skęsti. O. Nu dabar uždarysim. Agirdi. Ką reiškia sudėti graibštą? Dabar klausimas, uždarysim. Ai, tu jau. Gražiai uždarysim ar ne? Šitą. Gražiai. 4-3.
Ką, vyrukai, 4-3. 4-3. Žalės koks, ja. Gražuolis. Ateik, 4-3. 4-3. Pilvas geltonas, kai mano barzda. Ir taip jau galvojam viskas. Ilgai kankinomės, tikrai ilgai kankinomės. Bet vis tiek, ką galiu pasakyti, 7 kibimai. Tikslas pasiektas, manau, žvejyba buvo gera. Patys kalti, kad tuos 3 nuleidom, lygtais visus užfiksavau. Visai smagi žvejyba, matėt nuo kameros diržo. Buvau pamiršęs namuose, kaip visada, koją, tai vaizdai kol kas bus nuo krūtinės. Ir ką galiu pasakyti, kimba tie linai, viskas su jais gerai ir man žiauriai patiko vieta ir aš dar turbūt pas Aivarą į svečius tikrai prašysiuos, nes reik duoti jam čia revanšą ir mes turim minčių, nes realiai nepabandėm naktinio slieko, liko nuo ungurių naktinių sliekų ir tik dabar jau nusimdinėdami, Aivaras graibštą dėdamas sako, o kodėl mes naktinio neuždėjom? Žodžiu, jaučias, kad yra žuvies, padarėm išvadą, kad ten buvo karpukas, mum kybo ir kartuosim, nes vasara tik įpusėjo. 41 lynas šį sezoną.